Povilai, kodėl esi BNI narys, kiek laiko ir kodėl BNI Ąžuolas? BNI narys esu nuo spalio praeitų metų 24, o BNI Ąžuolo narius daugumą pažįstu virš 3 metų. Ir būtent aš jau tada pirmą kartą atėjęs supratau, kad aš stosiu, tik tai buvo tam tikros aplinkybės neleidžiančios. Ir kai susitvarkiau tas, kas mane stabdo, trukdo, įstojau ir dėl vieno paprasto dalyko yra begalinis palaikymas. Kas yra svarbu. Pinigai ir visas kitas jie ateina. O palaikymas mano daug gyvenime susidūręs. Kokia forma palaikymas tavo ateina iš klubiečių? Ar ne tik iš klubiečių, ar apskritai BNI bendruomenės? Ne tik iš klubiečių, iš BNI bendruomenės, mato naudą, tau padeda, pamoko, ta pati bloga nuotaika būna, tave išklauso. Tai tas toks žmogiškasis palaikymas, tie pamokymai, mokslai, tas bendruomeniškumas man tikrai yra labai svarbu. Kas tau yra BNI? Kaip galėtume apibūdinti? Įsivaizduok, žmogus iš šalies gali jam atrodyti. Jeigu tu gyveni BNI taisyklėmis, tai BNI yra tau. Ką tai reiškia? Aš nuo pat vaikystės esu tas, kur givers gain, turiu visas tas 7 taisyklės ir amžinatilsį tokį turėjau direktorių, kuris mane laikė sūnumis ir jisai visą laiką tuom ir dirbo. Pas jį nebuvo niekada kitai, pas jį nebuvo to darbas dėl pinigų. Jis gyveno būtent tokiais principais, kur yra surašytas BNI taisyklės ir tada visą laiką viskas einasi. Čia kai būna klausia, kokia tada top 3, kurios tau vertybės, kad ir iš to BNI sąrašiuko? Visų pirma, man givers gain, tai yra laimi besidalinantis. Laimi besidalinantis, tai čia yra faktas. Tada padarai gerai, kitas tave pastebi, ateina, padeda, tu padedi. Čia tiesiog viskas vyksta, tas bendruomeniškumas, komandinis darbas. Man tikrai čia patinka šitas dalykas. Toliau atskaitingumas. Vis tiek turi savo verslą žinoti atskaitingai. Negali tiesiog, padarysiu tą darbą, turėsiu tiek pinigų. Ne, turi būti pastoviai. Tai gaunasi tau BNI padeda tiek savo procesuose susitvarkyti? Procesuose labai dar geras dalykas, toksai mini restartas ketvirtadienio rytais užveda naujai savaitai. Tai tavo savaitė prasideda ne nuo pirmadienio, o nuo ketvirtadienio. Nes penktadienis yra taip, kad ketvirtadienį aš atidirbu, tada penktadienis, o penktadienį po pietų, iš mano visos darbo praktikos, penktadienį po pietų nieko nereikia planuoti, nieko nepradėti. Arba baigti seną darbą, arba jeigu baigiai iki pietų laisvas. Tai čia pas tave ir disciplina dar iš tos profesijos atėjusi. Taip. Kodėl svečiam reikia ateiti BNI Ąžuolo klubo susitikimą? Ką galėtų tenai pamatyti ir galbūt įžvelgti? Įžvelgti vertę. Kame? Vertė vien tik tais mokslus. Ten atsidarai tą mokymo platformą, ten kosmosas. Ten gali žiūrėti nuo ryto iki vakaro, atrasti kažką naujo ir sukurti ne tik savo verslą sustiprinti, bet dar prie to pačio dar 10 susikurti verslų. Sinergijos. Čia yra antras dalykas, kas tikrai gerai klientui. Pas mus yra tokia sėkmės istorija. Jelena narys ir jinai tiesiog kaip svečia pakvietė vyrą. Vyras atėjo į pusryčius ir išėjo su 50 000 eurų kontraktu ilgalaikiu. Tik dėl to, kad sutapo... Tiesiog sinergija. Pas mus vystytojas pasamdė jį dabar lieti visur savo statomose kotedžuose pamatus. Ir jisai dabar žmogus tiesiog atėjęs vieną kartą į pusryčius, gavo naudą labai didžiulę. Nes neskaitykim, kad tai piniginė nauda, jis tiesiog gavo ryšius, rekomendacijas. Tai givers gain. Givers gain. Ačiū tau.